Šiandien mes sveikinamės su jumis iš Vilniaus ir nusprendėm aplankyti Vilniaus požeminį lietaus kolektorių. O kadangi naktį daug snygo ir buvo šlapdribos, tai kolektorius gali būti užpildytas arba sunkiai praeinamas. Neįsivaizduoju, kaip mums pasiseks šį kartą jį aplankyti. Armatūra esanti betone jau, galima sakyti, nelabai atlieka savo darbą, bet viskas dar laikosi kažkaip. Jeigu reikėtų staigiai išlipti, laiptukų nėra. Tomas pasiėmė ne pačią geriausią avalynę šiam projektui. Galvojau, bus zaibys. Kas čia? Galvojau, bus. Vietomis pasitaiko gana gilios duobės. Tunelio architektūra vis keičiasi kas kažkiek laiko. Tunelio tyrinėjimą teko atidėti kitam kartui, nes atsirado naftos produkto kvapų, nuo kurių pradėjo jau svaigti galva, o Tomas peršlapa kojas. Išlipus iš tunelio mes pastebėjom lietaus vandenų darbininkus, kurie darbavosi visai netoliese. Tai mes nusprendėm, kad reikia kuo greičiau iš čia pasišalinti. Tokių vietų lankymas gali būti tragiškas dėl kelių priežasčių. Viena iš jų – staigiai gali pakilti vanduo, o vanduo gali pakilti tunelioje net iki pat viršaus ir srovė tave tiesiog nuneš neaišku kur ir, žodžiu, tu neišplauksi už ten gyvas. Antras dalykas, dėl ko gali būti labai pavojinga, tai gali prisikvėpoti visokių dujų, tokių kaip tik mes sutikom. Tai buvo naftos, bet būna dar ir ne naftos, dar būna ir kitų dujų, kurių tu tiesiog gali nebejausti ir užmigti ir niekada neatsibūsti.